Sveiki, tai yra SEO trečiadienis, mano vardas Vladimiras, Easy SEO rinkodaros agentūra. Šiandien parinkau įdomiausias naujienas apie tai, kas įvyko per savaitę rinkodaros ir SEO pasaulyje. Mano sąraše yra Google Search konsolės atnaujinimas, WordPress įskipio Gravity Forums saugumo spraga, Cloudflare kova su dirbtinio intelekto botais, YouTube dirbtinio intelekto monetizavimas ir trumpas priminimas apie tai, kad vis dar vyksta Google algoritmo atnaujinimas, kuris buvo pradėtas birželio 30 dieną. Kol kas nėra numatyta pabaigos, bet iš anksčiau prisimenu, kad tai Google informavo, kad tai turėtų vykti apie 3 savaitės. Tai kažkada greitai pamatysim pabaigą. Jeigu jūsų pozicijos, raktažodžių pozicijos svyruoja, tai žinosit, kad greičiausiai yra dėl to, kad šiuo metu vyksta algoritmo atnaujinimas. Gerai, pereinam prie įdomiausių naujienų. Google Search konsolėje jau yra publikuojami 2 nauji tabai. Vienas iš jų yra Insights, greičiausiai lietuviškai pavadinimas būtų įžvalgos. Ką mes čia galime pamatyti? Štai čia atsirado naujas ir patogus būdas tiems, kas nežino apie SEO, pavyzdžiui, bet norėtų žinoti, kas vyksta. Pavyzdžiui, tai gali būti svetainių administratoriai, verslininkai, kurie nesigilina į SEO, bet norėtų matyti tam tikrą ataskaitą apie tai, kas vyksta tinklapyje. Čia yra baziniai dalykai, galima pažiūrėti, įžvalgose galima pažiūrėti per tam tikrą periodą numatyti, kas vyksta. Čia kaip pavyzdys, ką mes matom, kad galima pamatyti, kas vyksta su paspaudimais, koks yra trendas. Čia matysime trendus, net ir pavadinimas yra trending up, trending down. Čia yra puslapiai, kurie bendrai arba daugiau gauna paspaudimų, arba mažiau. Ir galima matyti procentaliai palyginimas per 28 dienas. Arba galima atrinkti tik tai savo rodyti, kurie gauna dabar daugiau, arba kurie pakrito ir gauna mažiau paspaudimų. Taip pat yra patogu matyti visus raktažodžius vienoje vietoje, galima pamatyti ne visus, o įžvalgą į raktažodžius, bet raktažodžių statistiką galima pamatyti, kad procentaliai kiek paaugo, kiek pakrito, galima atrinkti tik tai trending up, kurie daugiau gauna paspaudimų, ir galima pamatyti per, sakykim, vieną paspaudimą toj pačioje ataskaitoje, per kiek, iš kurių šalių ateina daugiausiai srautų. Ir kaip matom, jie ne tai, kad nukopijavo iš Ahrefs, bet labai patogus atvaizdavimas, kaip Ahrefs, iš karto matai šalis ir procentaliai, iš kur ateina kokie klikai. Taip pat atsirado dar vienas naujas tabas, kuris yra po kairę meniu, jo pavadinimas yra Achievements ir jis atrodo štai taip. Iš tikrųjų, jis nėra man labai kažkoks naudingas, bet čia maždaug yra tas pats, kas yra siunčiama svetainės administratoriai. Dažnai klientai mums persiunčia tokias ataskaitas. Aš čia nieko ypatingai naudingo nematau, bet čia, kaip sakant, fancy dalykas verslininkams pamatyti savo pasiekimus. Gerai, pereinam tada prie Google Gravity Forums saugumo spragos. Taip, trumpai paminėsiu, jeigu naudojate, dėl ko įtraukiau į savo sąrašą Gravity Forums saugumo spraga, dėl to, kad nemažai tinklapių naudoja, WordPress tinklapių naudoja šitą pluginą ir jame yra tikrai rimta saugumo spraga, kur gali būti išnaudojamas jūsų serveris. Rekomenduojama atnaujinti į naujausią versiją, jau Gravity Forums išleido naują atnaujinimą ir reikėtų atnaujinti iki versijos 2.9.13. Gerai, toliau. Cloudflare kova su dirbtinio intelekto botais. Labai įdomus straipsnis jų blogė, pavadinimas Declare Your AI Independence. Kas vyksta? Nuo birželio pradžios Cloudflare užblokavo visų dirbtinio intelekto botų skenavimą, ir jeigu jūs naudojate Cloudflare, o dauguma net mūsų klientų, kurie naudoja Cloudflare arba yra pajungtas, net nežino, kad Cloudflare yra pajungtas, kokia yra reikšmė šito veiksmo. Nuo Liepos pradžios, jeigu yra naudojamas Cloudflare'as, botai, pavyzdžiui, ChatGPT, Claude'as ar kiti botai negalės aplankyti turinio ir pamatyti, nuskenuoti ir pamatyti ir net įtraukti į savo duomenų bazę. Tai, aišku, mažina matomumą dirbtinio intelekto įrankiuose. Pavyzdžiui, jūs norite būti matomi ChatGPT, bet nuo dabar jūs nustatote Cloudflare paskyroje,
kiek turėtų mokėti dirbtinio intelekto naudotojas arba botas už kiekvieną aplankymą ir panaudojimą to turinio. Kur yra vienas iš šiuo metu žinoma niuansų. Kol kas nėra būdo Cloudflare atskirti Google botą, tradicinio Google botą, kuris atsako, sakykime, už SEO veiksmus ir Gemini boto, kuris traukia informaciją į Gemini duomenų bazę. Kaip sakė Cloudflare atstovas, kad jie susitars, teko man skaityti jų interviu, kad jie susitars su Google, bet kol kas atskiro boto nėra ir dėl to labai įdomu, kaip jie ribos Gemini ir Google boto prieigą. Mes patikrinome, praeitą savaitę mes atlikom savo testą, pažiūrėjome į tinklapyje, kur yra naudojamas Cloudflare'as, kaip Google botas prieina prie tokių tinklapių. Kol kas iš mūsų testo mes matėm, kad Google boto prieiga nėra apribota. Jeigu turėsim žinių, informuosim. Gerai, judam toliau. Taip, maždaug prieš savaitę Google arba YouTube atstovai informavo, kad jie pradės riboti dirbtinio intelekto sukurtą turinį ir jie nutrauks monetizavimą tokio turinio. Bet Liepos 15 dieną buvo paaiškintas arba išleistas dar vienas pranešimas, kuris paaiškina būtent ką jie nori pasiekti, tai YouTube'as ką nori pasiekti ir koks monetizavimas bus apribotas. Deja, ne visas dirbtinio intelekto turinys bus apribotas, bet tikslas yra toks, kad Google nori sumažinti neautentiško turinio, pasikartojančius video, kurie yra keliami iš skirtingų akauntų ir būtent toks turinys bus nebemonetizuojamas. Tiek turiu žinių šiandien, jeigu buvo naudinga, arba turite klausimų, komentuokite, spauskite like, subscribe, prenumeruokite ir iki kito karto.